Džiugu, kad šį šaltą vakarą susiruošėt ir atvykot pas mus į susitikimą su menininku iš JAV, kuris yra įkvėptas savo amerikietiškų ir lietuviškų šaknų, kaip pats prisistato. Jonas Nacionalinėje bibliotekoje atidarė parodą Aš dažnai pamirštu. Kiek žmonių matėt šitą parodą? Na ir čia tikrai bus galimybė daugiau ir apie parodą sužinoti ir tikrai labai skatinam nueiti aplankyti. Instaliacija, kuri šiuo metu eksponuojama Nacionalinėje bibliotekoje, nušviečia istoriją, konfliktus, pasipriešinimą, išlikimą, sumaištį ir traumą susijusią su holokaustu, istoriniu nutylėjimu, etniniu ir kultūros išniekinimu. Taip yra pristatoma ši paroda. Na, o pats Jonas Kulikauskas, kaip ir minėjau, tarpdisciplininis menininkas, jo tyrinėjimais paremta praktika kritiškai nagrinėja bendruomenės, tradicijas, institucijas, jo kūryboje vyrauja istorinio nutylėjimo, tapatybės ir gerumo temos. Labai neįsiplėsiu čia, Jonai, jūs pristatinėdama ir tiesiog galbūt suteiksiu jums progą pasisakyti ir papasakoti, kaip jūs atėjote iki to momento, kai kilo mintis suorganizuoti šią parodą, apskritai užsimti menu Lietuvoje, menu taip vadinamu, ar ne? Na ir daugiau galbūt sužinosime ir apie pačią parodą ir tai, kas į ją nepateko. Na, o paskui lauksime ir klausimų. Tai... Labai gerai. Visi supranta mano akcentą? Trūksta žodžių kartais? Padėsit man, ar ne? Gerai. Tai čia noriu įrodyti, kad esu lietuvis. Aš gyvenau, čia yra Los Andželas. Aš ten gyvenau, Los Andželas. Čia Švento Kazimiero parapijoje. O įsidomėkite, aš turiu lietuvių trispalvę čia, visokių ženkliukų. Aš manau, gal net diržo, ten rasite Gedimino stulpą gal. Ir esu vilkiukas. Čia yra mūsų klasė. Net matosi čia tulpės. Na, mes tikri lietuviai. Ir laukiame bus sueiga po mokyklos, tai aš toks laimingas berniukas. Ir aš lankiau šeštadieninę mokyklą visą gyvenimą. Lankiau skautus ir šokiau tautinius šokius ir dainavau chore. Nu ir toks mano lietuviškas gyvenimas. Mano tėvai buvo, čia viskas kontekstas, ar ne? Mano tėvai buvo karo pabėgėliai. Jie išbėgo į Vokietiją, ten gyveno stovyklose 4-5 metus ir susipažino Čikagoje, sukūrė šeimą, gyveno Kalifornijoje. 94 jie grįžo atgal į Lietuvą, kai Sovietų sąjunga krito. O jie dabar galėjo juos rasti vaikštant katedros aikštėje kartais, kadangi jie ten gyvena netoli. Ten nusipirko butą. Tai aš juos lankau kas 2-3 metus ir, žinai, primokau lietuviškai kalbėti ir, toliau papasakosiu. Tai, kai aš buvau tokio amžiaus, mamytė mane vedė kur? Į muziejų. Labai dažnai. Ar kas nors žino šitą vietą? Ar gal net vienas asmuo žino? Mes turim vieną kalifornietės. Mane vesdavo į šitą vietą. Jo, čia vadinasi Norton Simon muziejus Kalifornijoje, Pasadena. Ne, tokia moderniška, iš tikrųjų labai aukšto lygio meistrų darbai. Picasso, Van Gogh, tokių po vieną. Bet aš buvau vaikas ir ką aš mačiau, tokia staigmena. Ne, kad mačiau tik skulptūrą, ar ne? Ir kita. Bet kas ten buvo pažymėta, man tikras staigmena buvo. Čia Jacques Lipschitz, ar ne? Lithuanian. Vaikštinėdamas per Kaliforniją, per Los Andželes, rasti, kad kur nors parašyta Lithuanian ir muziejuje.
Čia jau, wow, kas čia, mama? Žinai, kas čia darosi? Nu, čia normalu, bet man tada buvo tikras staigmena. Aš pažiūrėjau vakar Norton Simon svetainę, ten neparašyta Lithuanian daugiau. Kai aš lankaus, ten parašyta. Dabar parašyta prancūzas. Tai aš galvoju, man taip neskamba teisinga. Ir pažiūrėjau, Museum of Modern Art parašo American, born Lithuania. Ar ne? Tate, tai Anglijoje. Lithuanian born French American. The Met, Metropolitan Muziejus, gal didžiausias, galingiausias muziejus Amerikoje. Druskienekė, Lithuania, 1893 Capri, kad, žinai, Prancūzijoje gyveno, ar ne, kažkur. Tai buvo labai susimaišęs, kad nežinau, ką galvoti, ar ne. Žiūrėjau Wikipedia, žinai. Lipschitz, born Chaim Jacob Lipschitz in a Litvak family. Kas tie Litvaks? Dabar, čia aš 12 metų, 10 metų amžiaus maždaug, nežinau ką galvoti, bet Lithuanian, čia kažkas Lithuanian. Kadangi, įsivaizduokit, aš tik lankiau šeštadieninę mokyklą lituanistinę, mes tik šeštadieniais su lietuviais, o buvo kitas pasaulis. O kitai buvo tik anglų kalbos draugai, amerikonai, nu, toks gyvenimas. Mama sakė, tas Lipšis, jisai Lietuvos žydas. O kas tie Lietuvos žydai? Tai aš tokiam žiūriu televiziją, matau Three Stooges. Ar jūs pažįstat? Jeigu pažįstat, pakelkit ranką. Čia kiekvienas amerikonas. Okay, kiekvienas amerikonas. Čia 20-ais, 30-ais, 40-ais metais buvo tokie 3 komedianai, Moe, Larry, Curly, labai populiarūs, rodė kinuose, prieš filmą būdavo tokie spektakliai. Ir čia buvo Litvakai, 3 broliai. Amerikoje čia kino žvaigždės skaitosi, komedijos. Pažįstat? Jeigu pažįstat, pakelkit ranką. Čia. Jo? Ok. Čia yra Charles Bronsonas, ar ne? Ir aš jį sutikau netyčias. Aš sakau krautuvė. Tai jūs gal sakot parduotuvė, ne? Jo, krautuvė irgi? Jo, tai krautuvė. Ne, aš sakiau, ponas Bronsone, galiu paklausti jums asmenišką klausimą. Jis truputį supyko, sako, gerai, paklausk. Aš girdėjau, kad jūs esat lietuvis. Ar čia tiesa? Ir jis mane pasižiūrė taip piktai, sako, mano mamytė buvo iš Lietuvos, mes buvom žydų kilmės. Ir aš jį tada pakviečiau, aš sakau, jūs turėtumėt atvykti į Lietuvių dienas, mes turim tokią šventę, tokį savaitgalį. Ir gal galėtumėte ateiti ir nukirpti kaspiną, žinai, ir su mumis pabendrauti. Jis sakė, nelabai. Aš to nesupratau, kodėl jis nenorėtų kirpti kaspiną mūsų šventai. Žydų kilmės lietuvis. Al Jolson, pažįstat? Nors Amerikoje 30 metais gal irgi toks galingas dainininkas, ne? Litvakas. William Shatneris. Visi gal kas pažįsta, ne? Nepaprastai populiari televizijos programa apie žvaigždžių keliones. Ne? Čia Vilniuje Štetelis, ar ne? Toks, kur žmonės žydai gyveno, žydų bendruomenė gyveno. Neatsimenu tiksliai, kurią čia gatvė, bet čia toks žinoma scena, ar ne? Matyta. Net yra skulptūra tokio, ne? Vandens nešiotojas. Tai ką aš bandau sakyti? Tada buvo laikas, kur aš lankiau lietuvišką mokyklą ir kas nors sakė, Jonai, ar girdėjai, kad Vilnius yra šiaurės Jeruzalė, ar ne? O, ok, bet tik tiek.
nesupratau daug daugiau. Taip, pagalvokite, čia yra mano perspektyva, kas yra litvakas. Žinai, aš tik tiek suprantu ir aš tik tiek žinojau. Aš žinojau viską apie partizanus, aš žinojau viską apie kunigaikščius, aš galėjau išvardinti ežerus ir Nemuną ir Nerį ir viską Lietuvoje, bet apie litvakus aš nieko neišmokau lietuviškai mokyklą. Tik tiek. Ir čia ne mokyklą neišmokau, čia tik per televiziją ar ten vaikštinėdamas mieste. Tai tokia nesąmonė, tai aš noriu pamatyti, kad... Bet pagalvokim, gal vaikas tokių kitam amžiaus, gal aš nieko ir nemokėjau apie daug ką, ir apie visokių kultūrų, ar ne? Tada, maždaug 91 sutikau moteris. Ir mane tik sakė, Ruth, čia Jonas. Jonas, what kind of name is that? Koks čia vardas? Aš esu lietuvis, lietuviškas vardas. Ir jie man sakė tiesiai, Lietuva karo metais turėjo siaubingą reputaciją. Jinai buvo žydė. Aš nieko nesupratau, apie ką jie kalba. Ką jūs kalbate, aš net supratau. Tik kalbėjau apie holokaustą, ne? Kodėl aš nesupratau? Angliškoj mokykloj mes skaitėm šitą knygą, ar ne? Anne Frank. Gal visi pažįstat, gal? Manyčiau, šiek tiek. Knight, YSL parašė. Čia buvo tokios knygos, kur gimnazijoje buvo privaloma skaityti, arba mokytojai gali išrinkti vieną. O vėliau aš esu kitos kartos, bet žmonės irgi žiūrėjo Schindler's List. Filmą kokį parodė. Kartais mes matydamom filmą apie Auschwitz ar ką nors panašaus. Bet čia mane truputį sumaišė šitą istoriją. Vienas yra, kad aš išmokau, ką aš išmokau apie holokaustą angliškoj mokykloj, bet ten angliškoj mokykloj niekas nekalbėjo apie Lietuvą. Niekad. Vienintelis sykį, kad gal išgirstum kažką apie Lietuvą buvo, kai Sovietų sąjunga iširo, tai sakydavo, ir Lietuva buvo vienas iš tų šalių, kur buvo išlaisvinta. Tik tiek. Tai aš nežinojau, ką galvoti. O paskui praėjo dar daugiau metų. Čia dabar 18, ar ne? Nesenai. Tai aš tuo metu nieko nežinau apie žydus Lietuvoje. Labai mažai žinau apie holokaustą. Nu tik tokį vieną siaurą kryptį. O paskui sužinojau, 18 metais, ir pažįsti tą veidą čia generolas Noreika, ar ne? Aš sužinojau apie Noreiką, kadangi mano brolis Andrius Kulikauskas jisai tyrinėjo Noreiką. Ir jisai buvo pagrindinis tyrinėtojas dėl Silvija Foti, kuri parašė knygą, čia jos senelis, ar ne? Ir jinai parašė knygą, kad jos senelis buvo tas generolas, partizanas žinomas, bet kad irgi žudė, ar buvo kaip atsakingas už žydystės žydų per karo laikais. Ne? Tai aš galvoju, apie ką Andrius čia tyrinėja, kas čia, žinai. Ir aš nesupratau, kadangi mano manimoje viskas buvo čia, aš galvojau, kad holokaustas buvo, kad visi naciai dėjo žydus į traukinius ir siuntė į Aušvicą ar į Lenkiją kur nors. Aš nesupratau, kad kai aš kalbėjau su Andrium, Andrius sako, Jonai, nebuvo tų traukinių Lietuvoje. Tai kaip čia buvo? Kas čia nesuprantu, ar ne? Ir jis man išaiškino, kad buvo 200 000 ar daugiau litvakų Lietuvoje prieš karą, o po karo, šiandien sunku skaičiuoti, mažiau negu 5000, sakykime. Ir jis man išaiškino,
kad čia nemirė traukiniu būdu į stovyklas, bet su šoviniais, ar ne? Nušovė visus. Tai aš įsidamavau ir aš pradėjau galvoti, kur Litvakai šiandien. Nu, kur tie 5000, sakykim, ką jie daro, ką jie veikia, kur ta kolonija, kur jie išbarstyti, koks jų veiksmas, kodėl aš nežinau. Kadangi buvo tokia galinga kultūra, aš pradėjau išmokti. Taip. So, aš turėjau tą klausimą, kaip menininkas, aš pagalvojau, aš sukursiu projektą, aš galvojau, aš čia tyrinėsiu, aš parašysiu prašymą dėl tokio Fulbrighto stipendijos. Pažįstate gal? Fulbright stipendija yra JAV valdžios stipendija, kuri užmoka žmogui arba mokyti kitam šaly. Pavyzdžiui, galėčiau ateiti ir anglų kalbą mokinti Lietuvoje. Arba aš galiu sukurti savo projektą ir padaryti meno projektą iš to. Okay? Ir mane leistų pagyventi Lietuvoje 9 mėnesius, akademinius metus, ar ne? Ir sukurti tą projektą. Tai aš galvojau, norėčiau padaryti tokį projektą, kur aš apeinu visą Lietuvą ir dokumentuoju kultūrą Litvakų. Ir ką jie veikia, ką jie daro. Ir aš esu toks menininkas, kuris daro labai ilgo laiko projektus. Tai pavyzdžiui, aš paprastai fotografuoju kažką 2-3 metus, labai įsigilinti, ar ne? Arba aš darau tapybos darbus tokius, arba grafikos ir taip toliau. Bet aš galvoju, aš norėčiau nufotografuoti, gal nupiešti truputį, gal padaryti filmukus, pagauti tą kultūrą, kokią šiandien. Tai kas atsitiko? Aš atvykau, laimėjau tą stipendiją, tai buvo labai patenkintas, ir atvykau sausio mėnesį 21 metais. Ne? Kas atsimena, kas tada buvo? Aš atvykau, mane pakvietė ambasadas, ar ne? Atvykau ir tada prasidėjo pandemija. Jis sakė, Jonai, tau bus karantinas, tu 2 savaitės niekur negali eiti, miestas uždarytas, ten negalime iš miestų neteiti, niekas ten gali iš Vilniaus į Kauną ir taip toliau. Tau privaloma, tu turi būti čia Stiklių viešbutyje. Okay? Labai nepatogu, ar ne? Toks 5 žvaigždžių viešbutis. Tai aš galvoju, pabandykim. Tai aš nežinau, ką daryti. Čia pandemija, labai keista, viskas uždaryta. Aš turiu savo fotoaparatą. Ir buvo tokie garai, kurie kylo nuo stogų, ledas, sniegas. Tai aš pagalvojau, aš nutrauksiu nuotrauką. Gerai? Ir tą nutraukiau. Bet problema buvo, kai aš atidariau langą, ar ne, aš esu kalifornietis, aš nepagalvojau, kas atsitiko. Be galiai šalta. Tai šalčiai mane beveik nuvertų ten žuolaidom. Ir aš turėjau gan greitai uždaryti tą langą. Ir tada man staiga šoko į galvą, kad aš stoviu, kur būdavo Vilniaus getas. Ir tada nebuvo gal užuolaidų, gal nebuvo stiklo ant langų, ten gal buvo prikalta, nebuvo šilumos. Tai aš galvoju, čia kažkas yra, kad yra tas kontrastas, aš turiu pagalvoti apie tai. Tai aš norėjau sužinoti, kaip čia dabar yra, ne? Ir kaip čia buvo. Ir kaip čia pradėti tokį projektą. Kadangi aš niekur negaliu eiti, tai aš galiu čia būti ir sukurti kažką. Kadangi čia yra toks paprastas dalykas, bet
jausmai yra jausmai, ar ne? Tai ką aš padariau? Aš tučtojau užsisakiau šitą fotoaparatą. Ir man atsiuntė naują aparatą didelį iš Anglijos. Aš visuomet renku aparatus ir reikmenius pagal projektą. Tai aš sukūriau tokį projektą. Aš galvojau, atsimenu, kai mes kalbame apie štetelus, tais laikais naudodavo tokius didelius fotoaparatus. Tai aš galvojau, mes einam per tą teritoriją. Čia buvo mažas tų laikų. Ar ne? Ir aš atsinešiau nuotraukų, originalų. Aš ir noriu parodyti. Jeigu kas fotografavę, čia yra šitokio dydžio negatyvas. Ok? Tai didelis, ar ne? Galėsit pačiupinėti. O paskui aš pagalvojau, aš čia uždėsiu objektyvą, bet čia antro karo pasaulinio laikų objektyvas. O kodėl aš tą darau? Ne? Kad dabar einam time travel. Ne? Naudosim naują aparatą su senu objektyvu. Kada mintis, kad žiūrim tų laikų pasaulį. Ir aš galvojau, aš tyrinėsiu ir aš apžiūrėsiu visą tą teritoriją, kur būdavo Vilniaus getas. Buvo 2 getai, mažesnis ir didesnis. Ne? Ir aš fotografuosiu, koks ten gyvenimas šiandien. Bet manęs taip svarbu, kad nuotraukos būtų gražios. Tokios, žinai. Čia daugiau, kad būtų kasdieninis gyvenimas. Aš nenoriu, kad, pavyzdžiui, jeigu yra dulkių negatyvė, tai yra dulkių. Jeigu ten kas nors subraižyta, bus subraižyta. Jeigu kažkas čia vaikščioja, tai paprastą gyvenimą. Jeigu atsimenėte tą nuotrauką apie tą štetl, ten buvo visokių veiksmų. Visi čia nebesi sustoja ir ten, žinai, laukia. Ten gyvenimas vyksta. Ne? Tai čia pradedos čia stiklių viešbutis. Ne? Aš pasistačiau. O čia kitoj pusėje to viešbučio gėlės tvarko, bet čia tokie gan brangiai krautuvė tokie, galėjau užsisakyti suknelę, kad padarys tau. Ja. O ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau tyrinėti. Tai aš pradėjau skaityti dienoraščius. Ir aš pradėjau įsidomėti, kas čia buvo. Ir aš žiūrėjau žemėlapius. Ir aš sužinojau, pavyzdžiui, ant šito kampo, kas žino, kas čia atsitiko? Aš sužinojau, kad kai naciai pradėdavo getos, čia ne tik Vilniuje buvo getas, buvo Kaune buvo, ir buvo kitose vietose Lietuvose, per visą Europą jie statė tos getus. Jie pradėdavo getą su provokacija. Ne? Tai čia šitam lange arba šitam, man neaišku. Šitam, man atrodo. Šitam turbūt, aš manyčiau. Prasidėjo provokacija, kad naciai sako, kad žydai čia šaudė kažką ir jie įbėgo, išėmė žydus čia gatvės ir sušovė juos. Tokie, jis sakė, kad matot, kaip žydai nemoka pasielgti, mes turim juos sutvarkyti ir mes pradėsim getą, kad juos sulaikyti, kad prižiūrėti tvarką. Čia buvo toks melagė tokia. Pretencija padaryti kažko blogo. Bet šitokioje vietoje tokie žiaurus dalykas atsitiko. O kas šiandien darosi? Žmonės eina pakeliui vedybinės nuotraukas daryti. Visiškai kitas pasaulis. Gražia vieta, gražus tenai už kampo, gražus gėlės, tai bus nuotraukų. Aš nekaltinu žmonės, tik kad toks gyvenimas dabar. Ant šito kampo, čia yra Pylimo gatvė. Jūs sakot Pylimo ar Pylimo? Pylimo. Gerai, ačiū. O čia yra Žemaitijos.
čia buvo maždaug, kur prisidėjo ta tvarka, kur jie paėmė žydus ir čia vedė per tą gatvę. Čia buvo tas pirmas įėjimas. O paskui po to, kas buvo. Čia buvo Halko nuotrauka. Halkas nemažai fotografavo Lietuvą, Vilnių, bet aš manau, čia buvo jau paskutinė metai, 42 metai. Maždaug tada mirė jisai. Bet jisai padarė tą nuotrauką, nuostabų nuotrauką. Nu, nacijai čia pastatė sieną, labai aišku. Čia ne tik vartai kokie, čia neišeisi, ar ne? O čia žmogus laksto pagauti ten autobusą. Visiškai kitas dalykas. Eidamas Žemaičių gatvė čia randasi, būdavo Vilniaus geto biblioteka. Ja. Čia irgi, čia fragmentas čia randasi. O čia tik toks kontrastas. Gali įsivaizduoti, kad ta siena buvo tų metų, tų laikų gal, o dabar sportinė mašina sėdi. Čia Rūdininkų skvere yra parkas. Mes ką tik prieš pradedant, aš Liana kalbėjom apie būdavo žemėlapių Vilniaus geto ir sensus visokių įdomių faktų. Ta Irina Guzenberg parašė knygą, labai įdomu, žiauriai įdomu apie Vilniaus geto teritoriją. Čia būdavo visi pastatai. Nu, buvo nacių subombardavę vėliau. Bet šitoje vietoje būdavo tokia vieta, kur laiko žmonės, jeigu jie turi gal taifas, nu, tą ligą, ar ne? Čia pandemijos metu, tai įdomu. Taifas, ar ne? Aš kalbėjau su šitais vyrais. Jie čia anapus gatvės, čia Rūdininkų gatvė, taiso čia fasadą. Gerai. Čia buvo Judenrato headquarters, kaip būstinė. Jo. O dabar prieėjęs per tą tunelį yra mokykla. Bet čia toj vietoj, kur naciai jie surinko žydų council. Taryba. Kaip? Tarnyba? Jo. Ir jie turėjo klausyti nacių taisyklių ir įvykdyti jų planus ir ant savo žmonių. Žinai, toks beprotiškas dalykas. Tai jie taiso, jie nežino, kas čia buvo, ar ne? Aš klausiau, jie nežino, čia jiems darbas, pastatas. Žinai. Čia ir tas pats. Ta pati vieta. Bet aš kalbėjau su Christoph Diekman, jis toks istorikas. Jam patinka tas nuotraukas, kad jis sakė, čia yra kaip palimpsest. Žinai, tai yra, kad būdavo anomis dienomis, ne, būdavo prieš popierį, žmonės rašė ant tų vėlam, ant skūros, kaip vadinasi? Kaip? Senos knygos, kai nebuvo popieris, buvo... Ant odos? Leda? Oda? Oda, ne, oda, panašiai, ar ne? Bet kai kažką ten parašo, po daug metų, jie gali išrašyti ir vėl naudoti tą patį, bet dar matosi truputį. Dar matosi. Ir čia tas pats, kad dar matosi, kad čia buvo kažkas, bet jie dabar keičia. Atsiprašau, man trūksta tų žodžių.
Čia panašiai, čia Liečia ligoninės gatvė. Ar ne? Čia po apačia, žinau, kas čia buvo? Mes kalbėjom prieš tai. Čia buvo tunelis, kuris ėjo tiesiai į visų šventųjų bažnyčią, kur žydai pasislėpė ir kartais galėjo išeiti. Kaip tie vadinasi? Pienis. Čia yra prie Dysnos gatvės. Čia labai arti gyveno Icchokas Rudaševskis. Girdėjote apie jį? Jeigu girdėjot, padėkit ranką. Jo, berniukas, jo. Jisai šitą parašė. Laikas bėga taip greitai ir tiek daug darbo, paskaitų, socialinių susibūrimų. Aš dažnai pamirštu, kad esu gete. Icchokas. Važiuokit, jisai buvo labai jaunas, kai jis mirė, 15 metų maždaug. Tai jisai su šeima, su mama ir tėtė ir pusseserė juos vedė į panerius ir nušovė. Bet jo pusseserė išbėgo. Vienas iš tų labai retų atvejų, kas nors išbėgo iš panerių ir bėgo per mišką, bėgo atgal į Vilniaus getą, kadangi jau ten buvo tuščia. Įbėgo į sklepę, kur jie turėjo ten pasislėpę ir surado savo pusbrolio dienoraštį. Icchoko. Ir radom tos žodžius. Ir paskui, aš manau, jie kaip nors mokytojam kokiam nors davė ir paskui pasibaigė Yvo institutą New York'e. Saugiai. Ir prieš keletą metų čia išvertė iš žydų į lietuvių ir anglų kalbas. Mane labai paveikė, kadangi, sako, aš dažnai pamirštu, ar ne, kad esu gete. Tai aš vaikštinėjau, aš pamirštu, kad aš esu gete. Bet čia buvo labai toks testamentas tėvų. Čia vaikas sėdi tokioje vietoje, kur nėra šilumos, žudo žmonės, žmonės ieško valgyti kasdieną, yra kaip vergai. Ir vieną savaitę rašo, mano mokytojas nušovė, arba aš bijau, kad frontas keičiasi, girdisi kažkas. Bet jisai sako, aš toks užsiėmęs, ar ne, kad jie padarė, kad nors mokyklos buvo privalomos, jie padarė tokias mokyklėlės, padarė teatrą, padarė parodas, padarė visokių ten klubų, tą biblioteką. Ir jisai pamiršo, kad kartais jis yra gete. Ir gražiausias ten puslapis, to dienoraštį, jisai parašo, šiandien mano gimtadienis. Jis toks, mane labai paveikė dar, kaip pagalvojau. Tai aš ir pagalvojau, aš norėjau pagerbti visi žmonės, kur gyveno gete. Ne, pirmas, čia jidų kalba, man išvertė Dover Katz, toks jidų meistras, sakykime. Čia lenkiškai, kadangi trečdalis gyventojų gete buvo lenkai. Lietuviškai ir angliškai. Tai kas čia buvo? Tai aš fotografavau ten keletą mėnesių. Ir, žinai, nelengva tą dalyką nešti, ten gal 20 kilogramų, žinai. Aplink miestą, aš gal 20 kilogramų mečiau svoro, žinai, nešdamas. Bet tada aš galvoju, kaip aš noriu pristatyti tas nuotraukas. Gerai, tai žiūrim. Čia gal tokia gražesnė nuotrauka. Romantiška tokia. Tai aš galvoju, kokią istoriją man primena. Kadangi aš tos dienoraštus pradėjau skaityti. Kaip aš čia parodysiu tas nuotraukas? Tai aš sugalvojau, aš dėsiu į failus. Kodėl? Keletą priežasčių. Tais laikais, žinai, žmonės žudė su šautuvu, bet žmonės žudė su biurokracija ir iš toli. Ne? Kažkas parašė, jūs eikite tenai, jūs
padarykit tą, jūs pastatykit tą getą, jūs ten, žinai, kažkaip. Ir žmonės viens kitam tuos failus siunčia. Čia buvo milijonų tų failų. Kitas dalykas, aš sugalvojau, aš surasiu ekserptą iš dienoraščių, ar iš knygų, ar iš laidų kokį nors, iš tų kalinių, tų žmonių, kurie gyveno gete. Ir aš pritaikysiu prie nuotraukos. Ir aš įdėsiu tuos failus, ir žmonės gali atidaryti tuos failus ir perskaityti tą istoriją. Okay? Mano laimė turėjau daug draugų, su kuriais leidžiant laiką šį siaubingą egzistenciją palengvėdavo. Per mano gimtadienį draugė man atnešė 2 kiaulpienių stiebelius. Ji nepaprastai rizikavo nešdama gėles pro sargybą. Ir 2 mažyčiai stiebeliai įkūnijo viltį ir tapo žinia iš pasaulio iš geto. Jūs geriau skaitot negu aš. Kas tą parašė? Fania Brandskovickaja. Gal jūs pažinojot, ji neseniai mirė. Kai aš čia buvau 21 metais, aš norėjau su ją susitikti, bet buvo pandemija ir jie ką tik tada pradėjo nesusitikti su žmonėmis, jau tokio amžiaus. Bet kad žmogus rizikavo gyvenimą nešti gėlės per vartus, tai mane labai paveikė. Dabar čia angliškai parašyta, aš tų istorijų visų neperskaitysiu, bet čia pavyzdys, kad čia buvo tas tunelis. Iš čia tiesiai bažnyčia po apačia. Jeigu kada vaikščiosi tą gatvę, ir čia Abraomas Suckeveris parašė savo dienoraštį apie tą tunelį. Čia faktas. Jis ten buvo. Čia Samuel Bach, gal pažįstat. Samuel Bach dar vis gyvas. Jis gyvena Massachusetts, man rodos. Boston, Massachusetts, Amerikoje. Bet čia, papasakosiu tą istoriją. Jisai sako, kad jo tėvas priėjo prie jo ir sakė, įlipk į maišą. Įlipk į maišą, įsivaizduoji. Ir jo tėvas jį paėmė, žinai, per petį ir ėjo pro vartus į darbą. Ir jisai sakė, aš niekad nemačiau savo tėvo po to. Jis mane numetė ant grindų ir kas nors sakė, bėk, bėk, bėk. Ir aš nemačiau nieko, aš tik pradėjau bėgti. Ir mano paskutinis jausmas tėvo yra ten sėsti maiše ant jo peties. Įsivaizduoju, tai toks. Tai kartais nuotraukos nėra apie, čia aš nerodo kokį maišą, bet kad yra veiksmas gal koks nors ant greitųjų. Arba čia bibliotekoje, ar ne? Man didelė garbė rodyti parodą. Čia viskas yra parodoje. Anapus gatvės, ten Mažvydo bibliotekoje salė, parodos salė. Kadangi čia labai daug kas iš knygų, iš dienoraščių. Ir tos knygos ir dienoraščiai randasi bibliotekoje. Galime patys išsimti. Čia, mes čia turim jūs. Čia šitam kambarį yra tų dienoraščių, ar ne? Tai jisai, tas ponas čia važinėjo, čia pat ta biblioteka. Geto kaliniai žiūrėjo į mus kaip į bepročius. Jie į getą kontrabandą gabeno maisto produktus, apsirengę drabužiais ir batais. Mes kontrabandą gabenome knygas, popieriaus lapus, retkarčiais toros ritinį ar mezuzą. Ar ne? Tai kiti apie maistą čia bando išgelbėti paveldą. Ir man taip džiugu. Kas tą parašė? Šmerkė Kačersinski. Aš sugalvojau, Mažvydo bibliotekai turi turėti Vilniaus geto ten įdomių efemerą, visokių dalykų, ar ne? Tai aš kalbėjau su daktarė Lara Lempertienė, ir aš su juo kalbėjau, aš sakiau, daktarė Lempertienė, ar jūs turėt kažką iš Vilniaus geto? Čia. Ir jis pasižiūrėjo, man sako, čia. Tikrai, čia. Aš nesuprantu, gal, žinai, man lietuviškai neaišku. Ne, čia. Ir man parodė, sakė, mes čia turim krūvą bibliotekos kortelių iš Vilniaus geto. Ne?
Sakau, wow, čia tikri? Sakai, jo, gali paliesti. Wow, žinai, aš bijau. Žinai. Nu, ir aš sakau, mes turim įvesti į parodą, ne? Kadangi čia labai tinka. Nu, žiūrėk, kokia čia staigmena. Kieno čia vardas? Jo, žinai, man sunku tikėti, žinai, paliečiau tą žmogų, žinai. Tai aš sakau, įveskim tas knygas. Čia Suckeverio, čia Radeševskio, čia Kruk, čia daugiau, Rolkinaitė. Tai jeigu būsit parodoje, palieskite knygas, pažiūrėkite. Mano mamytė buvo bibliotininkė. Tai man buvo didelė garbė, aš pristačiau šitą parodą Los Angeles. Jis buvo labai didelis, tokių gal 300, beveik 400 kvadratinių metrų. 4 kambariai. Mes tuos failus dėjom ant pedestalų, ar ne? Ir kad būtų kaip getas, ar ne? Ir ant sienų. Čia toks vaikas žiūri. Jo, aš noriu čia. Gerai. Matot, jis žiūri, o kas čia? Grandinėlė. Čia grandinėlė. Visi failai yra prirakinti. Arba prie stalo, pedestalo. Kodėl? Aš nebijau, kad pavogtų žmonės. Čia, kadangi žmonės buvo prirakinti. Nepamirškime, kad prirakinti žmonės. Ne? Čia yra sena šiandienos parodoje. Irgi prirakinti viskas. Nes tų pedestalių neturėjom, tai mes naudojom stalus. Mintis ta pati. Ne? Gali turėti savo asmenišką ten. Kadangi čia gali būti labai graudu. Čia labai, žinai, tos istorijos yra labai rimtos tokios. Tai žmogus gali pats įsidomėti. Bet man buvo labai rimta. Tai aš galvoju, dalis šito proceso yra, aš radau vilties. Kas pažįsta šitą vietą? Ja. Neatsimenu tiksliai, kaip čia vadinasi, bet čia jaunimas. Jie turi čia repeticiją. Jie yra menininkai. Ir jie... Kaip? Ne. Jo. Čia yra, jūs žiūrite į Didžiąją Vilniaus sinagogą. Čia iš tikrųjų vasara kasinėjimas būna. Aš to nežinojau. Aš baigiau tą projektą teritoriją. Aš čia vaikštinėjau visą dieną, porą mėnesių, nieko nemačiau. Aš mačiau tokį vaizdą. Tai aš galvojau, kas čia gali būti įdomaus, ne? Vienas dalykas, čia Žydų gatvė. Tas įdomu. O kas čia? Kas tas trikampis? Kodėl čia durys? Čia ta mokykla, kai būna kasinėjimas. Ar ne? O čia John Seligman. Ir čia buvo ta Didžiąja Vilniaus sinagoga, pastatyta 17 amžiaus. Čia buvo nacių subombarduotas. Okay? Ir buvo tokia vieta, kad galėjo gal išgelbėti tą vietą dar. Bet kas buvo? Buvo tas išniekinimas, ne? Sovietų. Kad jie atėjo, pastatė mokyklą tiesiai ant tos vietos. Bet jie nežinojo, nesuprato, kad iš tikrųjų netyčia truputį išgelbėjo tą vietą, kadangi galėjo kasti po apačią ir rasti tą sinagogą. Tai čia vasara būna kasinėjimas, čia John Seligman, jisai archeologas, kuris apsilanko iš Izraelio. Ir jisai turi litvakų kilmės kraujo. Tai jis sakė, Jonai, tu galėk čia fotografuoti, tai aš galvoju, čia bus proga pažiūrėti. Čia labai įdomu. Čia yra gal maždaug tokio dydžio, koks jis yra. Tai, ne, tokie stulpų, kolonų pamatai.
Čia Justinas Račius, jis yra archeologas irgi iš Lietuvos pusės, jisai čia vadovauja. Bet ką aš labai noriu parodyti, čia Loic Salvati, jisai padarė filmą, kurį pristatysim rytoj vakare, dokumentiniai apie šitą visą ekskavaciją. Tas bus, aš pereisiu parodą 6 valandą, 6 vakare, o kaip jūs sakote, 18 valandą, ar ne? O po to bus filmas, maždaug 18:30 maždaug. Tada. Ir jisai padarė filmą apie šitą visą procesą ir ekskavaciją ir apie visą tą istoriją. Ir čia daro brėžinius apie viską po apačia. Čia komanda kasinėjimo. Ir man tas svarbu parodyti tą viltį, kada iš viso šito košmaro kas nors gero gali išlikti. Ir čia vyrai dirba. Tai aš galvoju, kaip čia galim pridėti prie projektų ir pristatyti tas nuotraukas. Ką aš galiu padaryti įdomaus, ar ne? Tai aš sakiau, aš noriu pasiskolinti jūsų sėjoklę. Aš noriu, kad mūsų publika turėtų progą irgi kasinėti su jumis ir pereiti ir žiūrėti, ką jūs radot. Tai yra nuotraukos sėjoklėje. Anoj pusėje parašyta John Seligman žodžių, kas ten vyksta, kas ten darosi. Vieną dalyką aš noriu pasakyti, parodoje yra 51 nuotraukų. Iš tų 50, ne vienas įrėmintas. Okay? Aš nežinau tokios parodos, kur gali paliesti kiekvieną nuotrauką. Ir kodėl aš tą padariau? Ir dabar aš atnešiau originalų, kad jūs irgi paliestumėt. Žiūrėkite, parodykite draugams, čia galite. Aš čia gal porą. Čia. Atsiprašau, Liana. O kodėl aš tą padariau? Atsiminkit, yra visa karta, kuri neišmoko apie holokaustą. Aš neišmokau apie holokaustą Lietuvoje. Aš paklausiau savo sūnaus. Aš nesakiau. O tas vyrukas su tuo failais, jis mano sūnus. Ir aš jo klausiau, Matai, ką tu išmokai apie holokaustą lituanistinėje mokykloje? Ir jis sakė, nieko. Jis nieko neišmoko. Tai čia yra proga ne tik išmokti holokaustą, bet čia yra ta pati karta, kur niekad nėra palietę tikros nuotraukos. Keistas dalykas, visuomet telefoną taip. Žinai. Ir aš buvau gimnazijoje vieną dieną, dariau paskaitą, buvo 50 moksleivių. Žinai. Ir aš klausiau, kiek iš jūsų esate palietę tikrą nuotrauką, ne vienas. Čia pirmas sykį buvo. Tai reikia pačiupinėti, įsiminti, įsigilinti, ar ne, o paskui jūsų pirštai pasilieka ant tų nuotraukų sekančiam žmonėm. Ir aš noriu, kad tos nuotraukos keliautų į kitas vietas ir kad pasenstų. Paskui dar reikia nepamiršti, ar ne, kad mes kalbam apie tas visas istorijas, ten buvo maždaug 40 000 žydų praėjo Vilniaus getą. Ja. Gal išliko iš tų 40 000 apytikriai 200. Visi kiti buvo dažniausia nuvežti į panerius. Kartais į Estiją ir kur kitur, bet dažniausiai panerius buvo nušauti. Tai čia mano tėvas stovi, mes nuėjome į panerius. Ir aš norėjau turėti, kas buvo, kas yra getas. Aš norėjau padaryti, kad turim vilties, bet nepamirškim. Ir čia, kad nepamirštume. Tai aš padariau tokią nuotrauką, čia yra miškas, tai gali būti panašus vaizdas paskutinis, kur žmogus turėjo paneriuose. Gal gulėdamas ant grindų, žiūri viršų į mišką, jeigu dar gyvas. Ir aš norėjau padaryti tokį memorialinį. Kalifornijoje aš turėjau galimybę, čia skalė sunku matyti, bet padariau projekciją ant juodos
medžiagos, kuris siūbuoja. Ir čia pristatėm 75 000 akmenių. Tas numeris keičiasi priklausant nuo ko klausia. Jeigu klausia vokiečių, arba sovietų, arba lietuvių, bet mes žinom, kad daug. Nešėjau akmenis atvežti iš Kalifornijos. Aš sugalvojau kitą būdą. Čia yra viena nuotrauka, toks vamzdis, ar ne? O kai žiūri į vidų, pirmas dalykas, kas turi būti, kai jis kaba taip? Žmogus turi nusilenkti. Arba vaikas, bet žinai, paprastas žmogus turi nusilenkti. Ir kai įkiši galvą, nieko kito nematysi, tik tą vietą. Ar ne? Bet jisai yra pastatytas tyčia, ta kryptis vamzdžio lygiai taiko panerius. Tai kad turėsim parodą bet kur, jis visuomet bus pakryptas į panerius. Čia kaip, nežinau kaip lietuviškai, time travel, čia toks teleport. Tai toks memorialinės, kad nepamirštų. Tai aš sugalvojau, kaip padaryti geresnį projektą. Ar ne? Kadangi jeigu aš pats darau, bus Jono projektas, bet kad būtų geresnis projektas, aš daug tyrinėjau. Tai čia visi žmonės prisidėjo. Saulius Sužiedėlis, jis istorikas, parašė apie Vilniaus getą esė ir man padėjo su žemėlapiu ir padarė tokį timeline. Kas atsitiko kada maždaug. Kadangi aš nesu istorikas, aš esu menininkas. John Seligman man aprašė apie sinagogą. Tomas Venclova, pažįstat, jisai parašė įžangą. Jisai žino daug apie tą temą, apie žydų istoriją ir Vilniaus istoriją, bet ir išeivijos istoriją. Dover Kat padėjo su vertimą, Rita Glassman prisidėjo. Ar kas pažįsta Rita Glassman? Ji yra kantorė, ji dainuoja. Jos senelis buvo kantorius, kuris išmoko dainuoti Vilniaus gete, sinagogę. Tai jie įrašė maldą, dainavo maldą, stovėdama toj vietoj sinagogę ir mes grojam parodos salėje. Tai galite girdėti, toks labai švelnus, bet labai toks įspūdingas, sakykime. Vilniaus Gauno žydų istorijos muziejus prisidėjo. Turim piešinį, reprodukciją sinagogo, turim geto vartus, turim nacių plakatą su lietuviškais žodžiais, kad nepamirštumėm, kad čia buvo tikrai Lietuvoje tas dalykas atsitiko. Ir Jodaikos kolekcija, apie kurį kalbėjau. Rima čia žmonės padėjo. Kozlauskaitė, Jonathan Brand, Christoph Diekman, mano brolis. Gavau čia keletą grants, paramos. Bet kas atsitiko? Aš grįžau į Ameriką, ar ne? Vis tiek man erzino, kodėl aš nieko nežinau apie holokaustą Lietuvoje, kodėl aš neišmokau, ar aš tikrai neišmokau lietuviškoje mokykloje. Aš nuėjau į biblioteką, sugrįžau, suradau savo Lietuvos tekstą, šitą knygą. Ir didžiausias staigmena, aš atsidariau pirmą puslapį, mano vardas buvo ten parašytas. Čia buvo iš tikrųjų mano knyga. Mes dovanojam biblioteką. Ir aš perskaičiau, žiūriu, ten 17 puslapių apie Antrą pasaulinį karą. Nei vieno žodžio apie holokaustą. Sunku tikėti, kaip čia gali būti. Ne? Ir aš kalbėjau su broliu, kadangi jisai labai daug tyrinėjo. Sakė, Jonai, tu nežiūrėjai toj vietoj. Čia 4 tomai. 4 tomas yra visas skyrius apie žydus, apie žydų kultūrą. Tai aš tą perskaičiau. Buvo, kiek sakinių apie holokaustą buvo? 1. Atgal. Čia buvo visa istorija ir buvo holokaustas viskas. Nieko neaiškino, nieko. Tai
čia keista man. Bet tyrinėdamas aš išmokau apie šitą knygą. Žinot apie šitą, čia ponas Venclova. Čia yra keletų tų esės apie gyvenamą pasaulį lietuvių. Ir jisai vienu metu, 77, man rodos, parašė atvirą laišką pasaulyje. Sakė, mano žmona yra žydė. Mano dukra, reiškia, jinai irgi žydė. Ir jai, aš nežinau, kiek tai metų buvo, 2-3, sakė, aš noriu jai parašyti, kas tikrai atsitiko Lietuvoje apie žydus ir holokaustą. Ir jis parašė ten 12 puslapių ar kiek. Ir labai atvirai, žinai, taip, labai kietai. Šie buvo maždaug tais pačiais metais. Šitos mano knygos, sakykime mano, buvo išeivijos išleisti Amerikos lietuvių. Ir jisai parašo atvirą laišką ir čia visiškai iš kitos pusės, ar ne? Viena pusė beveik ištrynė iš istorijos, o kitas bando pasakyti, kas tikrai yra. Tai kas toliau, ar ne? Čia viskas apie tą parodą, jis labai, atsiprašau, jeigu kankinau, žinai, bet aš galvojau, ką aš dabar rašau prašymus dėl kitų projektų. Buvau ką tik dabar čia prieš porą savaičių su savo sūnum. Aš gal matai, nutrauk tą nuotrauką, kodėl čia ypatinga nuotrauka. Gal kas gali pasakyti, kodėl? Paminklo akmens įrašas. Jo. Čia įdomu, ar ne? Dabar čia tokia žinoma vieta. Čia yra Vyteno gatvė 9. Čia yra toks teatras, aplinkui yra siena. Mes čia perėjom, radom maždaug 20 tokių. Ir ten yra paminėta, kas ten yra. Sako, čia plakatas buvo, sako, čia yra vieta, kur sovietai paėmė antkapis žydų ir naudojo kaip statybos medžiagą ir statė sieną, statė laiptus ir taip toliau. Ir aš 21 fotografavau tuos laiptus, kur buvo Tauro kalno buvo. Aš fotografavau prieš jiems išėmant. Bet yra dar tokių vietų. Yra tokių vietų ir man tas domina. Žinai, aš domaujuosi tokių dabar. Galvoju, kad čia gali būti sekantis projektas toks. Bet aš turiu 3-4 projektus ir aš pasidalinsiu, ką nors gero. Kad užbaikim, kad būtų truputį smagiau tema. O kas čia? Žinau. Čia kepurė, jo, gali būti, ne? Čia yra, ir čia viskas šią savaitę, pereitą savaitę radau. Šitas momentas, kai tu pametė kažką, ar ne? Kur manau, pirštinė, kas nors kitas suranda, padeda tokioj vietoje, kad gal jūs sugrįšite ir gal surasite, ar ne, būsite laimingi. Ir aš žiūrėjau šitokius dalykus, kad gal čia toks stebuklas beveik, ar ne? Kadangi tie du žmonės niekad turbūt susitiks su viens kitu. Tokia galimybė, ar ne? Bet vienas žmogus daro tokį gerą dalyką kitam. Ir tie gali būti tokie žmonės, kad viens kito nemėgsta, turi visokių kitokių minčių, gal yra pykčių, žinai. Bet vis tiek yra ta proga padėti kitam žmogui. Žinai. Ir aš turiu gal 4-5 skirtingas tokias serijas, kaip žmonės padeda viens kitam. Tai aš irgi tokias, aš 5 metus pirštinės tokias, aš turiu 100 tokių nuotraukų. Gerai, tai bus paroda. Gerai, tai dėkoju Jums už viską. Tai, jeigu turi klausimų gal, arba norim tik break kokį. Norėčiau Jūsų paklausti, kaip Jūsų parodą priėmė Los Andžele, kur taip yra toli ir Lietuva nėra žinoma, Ja. ir pati ta istorija, ir litvakai, ir žydai. Kokios buvo reakcijos? Wow, čia labai geras klausimas. Kai turėjau tą parodą, buvo universiteto galerija. Tai buvo studentų iš Amerikos daugiausia, ar ne?
be per atidarimą buvo ir lietuvių, Amerikos lietuvių. Ir buvo menininkų, ir buvo kitų fotografų, buvo skautų. Ir jisai buvo, sakykime, mūsų bendruomenė toks, tokia šeima, kur vadovai tokie, žinai, gal skautai ir prie bendruomenės labai daug prisijungė. Ir jis įėjo, dar nematęs parodos, ir duoda man laišką. Kas čia? Jis sako, aš norėjau, kad tu pamatytum, čia yra reprodukcija, toks laiškas, kuris parodo, kad mano senelis padėjo žydams. Jisai parašė 80 metais, žinai, tokį laišką. Wow, žinai, ne labas rytas, kaip sakasi, bet toks, žinai, ir dar nematęs parodos, žinai. Tai toks man buvo toks, čia įdomu, kad jau žmogus turi tą tendenciją, kad jisai jau turėjo tą mintį, padarė kopiją, atnešė ir pirmas dalykas, jisai nori įrodyti, kad čia padėjo kaip nors, ne? Tai aš nesakysiu čia vienaip ir kitaip, bet įdomu, kad žinai. O kitas asmuo atėjo, ten sako, Jonai, labai gerai, kad tu padarai taip, kad čia tokia rimta tema ir tu padarai taip, kad nebūtų per daug karščio, žinai, kad nebūtų toks yra kaip respect, kaip sakyti. Žmonės patys gali atidaryti, pasižiūrėti, įsigilinti ir taip, žinai, nekaltinu kitus, žinai. Nors Sauliaus Sužiedėlio esais ten parašyta, kad prisidėjo lietuviai prie šitų žudystės ir ypač Paneruose ir taip toliau. Tai visko buvo, turėjau progą su Marytė Newsom, žinai, ir jai sakiau metus prieš, žinai, kad bus tokia paroda, tai jie atėjo ir man parašė tokį labai gražų laišką, sakė, galėtumėm, žinai, pasispausti, ar ne? Ir aš žinau, kad jie ką tik turėjo mokytojų susirinkimą ir jie kalbėjo apie Matildos dienoraštį, Olkinaitės, ne? Ir kad, žinai, jie svarsto, kad čia būtų gera proga kitiems jaunimui, žinai, ten duoti. Tai mano darbas yra meną kurti, bet smagu žinoti, kad yra truputį įtakos, ar ne? Jo. Tai maždaug taip buvo. O paskui buvo aprašyta paroda ir buvo labai geras aprašymas hyperallergic.com. Tai yra toks menininkų blog, bet jisai yra nacionalinis toks, tai aš manau nemažai žmonių matė ir man patiko, kaip jie ten aprašė, kad taip labai, jautrai. Tai, maždaug taip. Kokių kitų klausimų ar? O Jungtinės Amerikos valstijos, jau Europai buvo žydai persekiojami, Hitlerį valdžią atėjus 36 ir vėliau, o Amerika nepriėmė. Kodėl taip darė? Ar žinoma Amerika, kad nepriėmė? Įstatymą buvo išleisti, nepriimti. O kodėl tai? Nepriėmė. Žydų persekiojami iš Europos. Aš to nežinočiau. Šveicarija nepriėmė. Aš tą suprantu, girdėjau, kai buvo laivų ir paskui sako, neikit ar eikit kitur ir taip toliau. Aš nežinočiau. Atsiprašau, kaip toks. Aš gal norėčiau dar reflektuoti. Aš esu nustebusi, kad jūs esat nustebęs dėl to, kad jūs nežinojot mokykloje apie žydus. Aš mokiausi sovietiniai mokykloje, pas mus iš vis nebuvo jokios kalbos. Iš vis žydai yra, ar nėra, nieko, šitos temos nebuvo. Ir tik tai jau po to atvažiavo studijuoti į Vilnių, iš vis pirmą kartą žinau, kad yra Vilniaus getas, kad čia žydai. Ta prasme, tai jau jūs net kažką daugiau gal žinojot, negu mes čia vietoje būdami. Tai tas buvo toks laikas iš tikrųjų. Čia keista, ar ne, kad čia galim žiūrėti šitaip, kad Amerikoje, Vašingtone, yra nacionaliniai muziejai. Ir jie turi holokausto muziejų, galingą, didelį.
Bet holokaustas nebuvo Amerikoje. Tai labai įdomu, kad jie sukūrė tokį dalyką ir padarė. Ir net jie turi kambarį apie lietuvius šitokio dydžio. Tik viskas apie Lietuvą. Žinai.